gal net galim galvot, kad jai nebūtinai turi būt sunku, ar ne? Bet gal mes galim bendrai kartu va tuos vaikus augint. Man labai patinka frazė, kad nėra svetimų vaikų. Aš labai tuo šventai tikiu. O kas tie vaikai yra? Tiek suaugę žmonės, tiek tie mažiuliukai, ar ne? Tai reiškia, mes vienas kitam visi esame, na, vat, žmogus žmogui. Ir mes gal nebūtinai turime laukti, kada tai mamai ar tėčiai bus sunku. O gal, pavyzdžiui, mes galim padėti tą motinystę ir tėvystę tikrai turėti tą, apie kur, sakai, nu, yra keletas, ne, tų atvejų, kur labai gražiai ten viskas vyksta ir panašiai. Nes jeigu mama, jeigu tėtis yra, na, neįsitempę labai daug, jeigu jie nejaučia nerimastingumo kiekvieną akimirką, nes jiems duoda atsitraukti laiko tada, kai jie dar, nu, neina į tas būsenas. Tai gal tikrai gali būti ta tėvystė ir motinystė daug, na, lengvesnė. Čia taip, žinai, mes su svajonė